Labas vakaras, BTV eteryje Dakaro ralio maratono apžvalga. Šiandien mes vykstam iš Argentinos į Boliviją. Bienvenidos al Dakar 2017. Sveiki atvykę į Dakarą 2017. Šiandien iš Huijaus iš Argentinos vykstam į Tupizą Bolivijoje. 4. greičio ruožas. Taigi, sveiki atvykę į Dakarą 2017. Ir kai prasidedančiam Dakarui organizatoriai žadėjo, kad bus sunku, jie tikrai nemelavo. Tai ko gero sunkiausias Pietų Amerikoje vykstantis Dakaras istorijoje. Taigi, šiandien iš Argentinos vykstam į Boliviją. Ir pirmieji greičio ruožai pasižymėjo vienu dalyku. Tai nerūkas, tai fešfešas. Ir lenktynininkai pirmą kartą galėjo susidurti su fešfešu akis į akį, nes šis greičio ruožas vyko ne kelyje, o tiesiog dykumoje. Taigi sveiki atvykę į pragarą. Ir Antanas Juknevičius kapstosi. Čia Dakaras, vaikeli. Mes 5 kartus jau užstrigom. Čia labai daug fešfešo ir labai aukštai kalnuose, sunku kvėpuoti. Kažkur trenkėmės ir pažeidėm bateriją. Nėra elektros. Nėra degimo. Nėra kontakto. Nėra kontakto. Ir čia užstrigus tikrai nėra lengva išsivaduoti iš fešfešo. Taigi sportininkams tenka padėti vieni kitiems, nes žiūrovų čia labai mažai. Kažkas sakė, kad už 20 km yra kaimas. Taigi, motociklų įskaita. Vakar buvo daug chaoso, daug kas klydo, tačiau Bareda važiavo savo lygoje. Jis lengvai laimėjo greičio ruožą vakar ir tapo lyderis bendro įskaitoje. Svarbiausia vengti klaidų, o kai atsiranda galimybė, reikia paspausti. O štai buvusiam čempionui tai diena, kurią reikėtų pamiršti. Dabar noriu viską pamiršti ir pradėti iš naujo. Semas Sunderlandas nepamiršta išlaikyti koncentracijos. Kai padarai pirmą klaidą, dažniausiai ją veisi antrą ir trečią. Svarbu laikyti šaltą galvą. O tuo tarpu Pieras Renė vakar buvo 3. Gera diena, norėčiau tokių daugiau. Ir šiandien 416 km greičio ruožas į Tupizą Bolivijoje. Ir viskas prasidėjo dar nepatekėjus saulei. Iš Argentinos pirmieji motociklininkai išvažiavo 4:30 ryto. Jiems dar reikėjo iki greičio ruožo nuvažiuoti 100 km. Ir šios dienos meniu. Daug smėlio, daug fešfešo, labai aukštai kalnuose, labai sunku ir ryte tik 6 laipsniai šilumos.
Tobis Praisas, praėjusių metų nugalėtojas. Vakar jam buvo labai bloga diena, šiandien jis pradėjo neblogai, tačiau netoli nuo finišo jisai krito ir susilaužė koją, buvo išgabentas malūnsparniu į ligoninę. Taigi šiais metais Dakaras motociklų įskaitoje turės naują nugalėtoją. Pieras Renė vakar buvo trečias, šiandien jis 8, dar viena puikiai diena šiam prancūzų motociklininkui. Praėjusiai Dakare jis važiavo pirmą kartą ir nefinišavo, nes krito. Kol kas jam šį kartą sekasi visai neblogai. Štefanas Cvitko šiandien 5, 4 bendroje įskaitoje. Beje, jo tautietis Jakesas vakar buvo nutrenktas žaibo, bet atvažiavo iki finišo 15, buvo nugabentas į ligoninę, ten apžiūrėtas ir be išsekimo nieko daugiau gydytojai nerado, taigi Jakesas važiuoja toliau ir šiandien. Paulo Gonsalvesas prarado laiko nemažai šiandien. Jisai prarado daug laiko dėl to, kad pagelbėjo Toby Praisui, kai rado jį parkritusi. Ir tą laiką turėtų kompensuoti jam teisėjai. Sunkus labai greičio ruožas. Pradžioj labai daug laiko praradau, nes paklydau, o po to radau Tobį nukritusi, tai aišku, jam sustojo padėti. Aš esu įsitikinęs, kad teisėjai man kompensuos tą laiką. Adrianas Van Berendenas šiandien 10. Mečas, jo tautietis šiandien 3. Bet lenktynių lyderis šiandien nors ir nelaimėjo, didina savo atotrūkį nuo priešininkų. Šiandien Bareda Bortas 2. Nepaisant to, kad jis gavo 1 minutę baudos vakar, jisai didina savo atotrūkį nuo artimiausių persekiotojų. Geras greičio ruožas, pradžia man labai patiko, sunku buvo naviguoti, bet man tas patinka. Kopos po to irgi labai gražu. Svarbiausia, kad išlaikiau koncentraciją visą tą greičio ruožą. Taigi tikėjausi gero rezultato ir esu labai laimingas. O štai šios dienos nugalėtojas Matiesas Volkneris iš Austrijos. Ir tai yra greičiausias KTM-as šiandien. Mažytis vilties spindulėlis KTM komandai. Pradžioje nesijaučiau labai gerai, daug klaidžiajau, bet po 100 kilometrų maždaug pajutau ritmą ir tikrai geras jausmas. Tikrai jaučiau gerai motociklą ir važiavau greitai. Taigi, bendroje įskaitoje, Bareda Bortas išlaiko 1 poziciją, čilietis Quintanilla 2, greičiausias KTM-ų, Volkneris kol kas 3, bet jis atsilieka nuo Baredos Borto jau 20 minučių. Ir štai tokiais fantastiškais vaizdais galėjo grožėtis lenktynininkai. Ir 4 įskaita. Šiandien bolivietis Nusiglija laimėjo greičio ruožą. Ir į savo šalį atvažiuos kaip didvyris. Rusas Kariakinas finišavo 2, pralaimėjęs Nusiglijai 11,5 minutės. Bet bendroje įskaitoje Kariakinas lyderiauja, nes čilietis Ignacio Casalė šiandien prarado nemažai laiko ir nukrito į 2 vietą. Jis atsilieka nuo ruso 0,5 minutės. Ir naujienos. Finišavęs Markičius visiškai be jėgų atvažiavo į 3 greičio ruožo finišą vakar. Jis buvo toks išvargęs, kad nepastovėjo ant kojų, bet buvo labai laimingas. Aš esu labai laimingas, nes 2 Dakarus iki to laiko aš 3 greičio ruože vis nebaigdavau lenktynių, o dabar aš atvažiavau į finišą. I crashed injured myself on a 3rd stage. How was it?
71 metų bolivietis Maldonado deja labai sunkiai važiavo į savo gimtinę į Boliviją greičio ruožę, nes perkaitojo Toyota. Ai, labai noriu pasiekti finišą, atvažiuoti į Boliviją. Padarysiu viską, ką įmanoma, bet perkaito variklis negalim užvesti. Ir nuo 29 gruodžio jau 13 vietų buvo vietiniams gyventojams surengtos specialios fanų zonos, kad jie galėtų pamatyti ralį iš vidaus, susipažinti su lenktynėmis ir žinoma gauti atributikos. O turistai galėjo paragauti vietinių gėrybių. Šiandien Dakaro lenktynių dalyviai važiuoja visai šalia dar vienos turistų įžymybės Purma Marcos. Tai yra dykumos miestas. Sveiki, aš esu Fabricijo, esu gidas šioje provincijoje ir mes esame Purma Marcos kaime. UNESCO pripažino jį kaip paveldą dar prieš 13 metų. Ir tai yra unikalus miestas. Mano protėviai kilę iš šių aukštikalnių, jie buvo fermeriai. Šitas kaimas dar žinomas kaip liūtų kaimas. Jį supa didžiuliai kalnai, kurie turi net 7 skirtingas spalvas. Anksčiau čia gyveno inkai ir jie paliko savo pėdsaką ir paliko netgi savo kalbą Quechua. Įskaita. Pirmiausia tai, kas buvo vakar. Vakar lenktynėse lyderis keitėsi net 5 kartus. Ir labiausiai nepasisekė Nasser Al-Attiyai, kuris prarado daug laiko, nes nutraukė savo automobilio ratą ir smarkiai sudaužė. Gaila dėl visų, dėl Toyotos, dėl De Villierso, dėl Nassero. Ir Nanis Roma tapo Toyota komandos lyderiu. O štai Sebastianas Loebas šiek tiek klaidžiojo. Stefanas Peterancelis iš to geriausiai išlošė. Viskas gerai, aš jaučiu gerai automobilį, lengva buvo čia naviguoti. Ir lietuviai. Lietuviams tai taip pat buvo labai sunkus greičio ruožas. Benediktas po šio greičio ruožo dėja turėjo pasitraukti iš lenktynių. Mūsų lenktynės yra baigtos. Yra nemažai apeliuojančių tai, kad nemažai dalyvių nepravažiavo šito greičio ruožo. Bet komanda mano, kad taisyklės yra taisyklės ir jos turėtų būti vienodos visiškai visiems. Tai kad ir kaip būtų nesmagu tai pripažinti. Kai 4 Dakarai, 4 finišuoti Dakarą už nugaros, visada galėjo būti tikimybė, kad kažkurio mes nefinišuosime. Tai 5. yra būtent toksai. Važiavom geriausiai pasiruošę. Mes išsianalizuosim visus klausimus susijusius su ketimais ir kitais dalykais. Bet dabar išmintingiausias sprendimas yra nusiraminti ir pradėti kaupti jėgas tolimesniam iššūkiui. Tai ačiū, kad buvote drauge ir atsiprašau, kad taip atsitiko. Vaidotas Žala atšliaužė iki finišo. Šiandien turėjo startuoti, bet panašu, kad važiuoti jiems nesiseka. Gaila. Tos ilgos valandos trasoje vis laik yra toksai reikalas nemalonus, bet tai ką, važiavom, svarbiausia, kad jau čia prastovėjom didelę dalį laiko. Tai buvom užklimpę, buvom visokių bėdų turėjom, sankabą, turbas. Žodžiu, krūva reikalų, tai... Bet tai kažkaip po biškių judėjom į priekį ir
judėjom, keitėmės, nes, jau į galą buvo naktį važiuoti sudėtinga, jau reikėjo pasikeisti, kad nenugarmėtume nuo skardžio. O štai Antanas Juknevičius panašu, kad liko vienintelis, kuris neturi labai didelių problemų. Jisai vakar buvo klasifikuotas 21 pozicijoje ir šiandien tęsia lenktynės pilnu tempu. Pradžia buvo labai tokia dakariška, ten pirmieji 60-70 km tai buvo smėliai, labai karšta ir fešfešas buvo. Mes iš tikrųjų iškart nepasiruošėm, išvažiavam su 2 barų slėgių padangose, jis dar matyt užkaito, tai pakilo iki kokių 2-3 ir labai sunku važiuoti buvo. Lenkiam bagį, aš ten įsivėliau į lenktynės ir užsėdom. Dulkės nesimatė, žodžiu, teko sustoji, pajudėti nebegali, tai teko kast. Šiandien pirmą dieną išnaudojom lopetas ant trekus, reistecho labai puikiai kojos veikia, žinai, atjungtos. Žodžiu, viską padarėm, pasikėlėm, sugaišom ten 10-12 minučių, bet išvažiavom. Aišku, jau tada mus apsilenkė nemažai mašinų ir kritom, labai gaila, nes ten... Nusileidom dar padangos. Ir tada dar išvažiavom su nusileidę padangas ir išvažiavom į greitą. Jau greitame varėm, o ten akmenų pilno, padangos nuleistos. Pasiėmiau vieną akmenį ir, žodžiu, numušiau ratą priekinį. Tai dar ir ratą montavom prie viso to. Tai visko buvo, visa mišrainė, bet čia Dakaras, čia taip turi būti, žinai. Bet labai greit vėl susitvarkėm, ratą pasikeitėm. Ir toliau jau savo tempu, pūtėm vis greičiau ir greičiau, tai atsigrojam, žinai, apsilenkiam daug tų mašinų, kurios mus apsilenkė, kol mes stovėjom. Bet šiaip, žodžiu, smagu. Ir šuolį turėjom šiandien vieną, skrydom tikrai gerai. Patikėkit manim, šitą autobusą atrodo, kad perskridom, nes tokio šuolio aš senai nebuvau turėjęs, gal net niekada. Va. Žodžiu. Jo, viršui buvo 5 km aukštį buvo sniego. Ir sniego, ir užėjo svarbiausia, kaip tik mum, kai pakilom į viršų, juodas debesis, aplink griaustinį ir krenta sniegas, žinai. Tai buvo labai keista, aišku, bet ką. Dakaras būna visoks. Pradžiai buvo silpnoka, pačioj pradžiai, matyt, dėl to ir kliurkų buvo. O paskui kažkaip įsivažiavom, paskui taip kovojau. Ypač, žinai, kai aukščiau pakilom, labai fortkės atsidarom, šaltas pučia vėjas, užsipili vandens, taip tave šaldo visą, žinai, kad tu negali miegoti, žinai, ir tau tas miegas išsiplaško. O jeigu be to, tai būtų, labai miegas imtų, žinai. Tai toks, tokia, faina buvo, kad šaltas oras ir tai gaivino. Tai gaivino ir mus palaikė. O tai Naseras Al-Attija, vakar jis tokiu automobiliu atvažiavo iki greičio ruožo finišo, praradęs 2 valandas. Mes trenkėmės į akmenį ir kritom nuo skardžio. Ir po to 80 km per ratą važiavom. We come 80 km to here without wheel. We are here now and we'll see. Dabar mes čia ir pažiūrėsim, ką galima dar padaryti su automobiliu. Sportivement, c'est la plus mauvaise journée de ma carrière. Iš principo, tai pati blogiausia diena mano gyvenime. Pirmos 2 dienos tokios kupinos vilčių, o dabar viskas, žaidimas baigtas. Game over, comme on dit. Taigi, atvažiavus iki bivuako, štai tokiu automobiliu komanda priėmė sprendimą nevažiuoti toliau, nes automobilis reikalauja labai daug taisymo. Taigi, Dakaro vienas iš simbolių nebedalyvaus lenktynėse šiemet. Žinot, tai žaidimo pabaiga. Ką darysiu, išaušo naujas rytas ir naujos bėdos lenktynininkams. Aukštikalnės, daugybė fešfešo ir sunkus greičio ruožas. Vakar buvo sunku, bet šiandien bus dar sunkiau, žinau. Ir aukštikalnės, Bolivija. Bet mes esam kieti. Stefanas Peterencelis. Ponas Dakaras. Sirilas Depre buvo visiškai teisus. Vakar Peterencelis kentėjo, šiandien jis ir vėl prarado daug laiko, nes paklydo.
Ir tik tai antrą pusę greičio ruožo pradėjo atsilošinėti laiką. Čilietis Garafuličius, kurį laiką buvo 4. greičio ruožą, bet po to smarkiai nukrito žemyn. Gera diena Lenkui Pšigonskui, buvęs motociklininkas. Jis 2 Dakarą važiuoja automobiliu ir šiandien jis 7. Fantastiški vaizdai. Ir Jezidas Alraždis, dar vienas žmogus, kuris turėjo pasitraukti iš lenktynių. Jis važiavo greičiausiai 10-uke. Deja, jo ralis taip pat baigėsi šitam greičio ruože. Sebastianas Loebas taip pat susidūrė su problemomis, šiandien jis tik 5. Prarado daugiau kaip 20 minučių greičių ruožo pradžioje, nes užstrigo kopose tiesiog vienoje vietoje. Ir čia labai didelį vaidmenį vaidina šturmanas. Pažiūrėkit, kaip dirba Hirvaneno šturmanas Mišelis Perinas. Fantastiškai tikslus nurodymai. Ir tai smarkiai pagelbėjo Miko Hirvanenui, šiandien jis 2. Mišelis yra nerealus. Pirmus 70 km jis dirbo fantastišką darbą ir mes Karlosą aplenkėm iš karto. Nani Roma, greičiausias iš Toyotų belikęs, jis šiandien 3. Daug laiko važiavo tarp lyderių, tačiau greičio ruožo pabaigoje prarado apie 10 minučių. Karlosas Sainzas pradėjo dieną visai neblogai, bet baigė labai blogai. Jisai vertėsi keletą kartų, nukrito nuo skardžio ir galvojo nebetęsti lenktynių, tačiau 2 valandas praleidęs ir susitvarkęs automobilį, jis visgi pasiekė finišą. Neaišku, ar galės tęsti lenktynės. Vienam posūkį išslydom ir nukritom nuo skardžio. Greičiausiai ralis mums baigėsi. Cyrilas Depre. Štai tas žmogus, kuris naudojosi kitų nelaimėmis šiandien. Jis pirmą kartą laimėjo greičio ruožą Dakare važiuodamas automobiliu. Iki šiol jisai 5 kartus laimėjo Dakarą motociklu. Dabargi atėjo jo žvaigždžių valanda važiuojant automobiliu. Kągi, dar vienas Peterencelis auga. Jis beje 1 ir bendroje įskaitoje. Tai buvo labai sunkus ir ilgas greičio ruožas sunkvežimiai. Kas labiausiai užknisa, tai sunkvežimiai. Jie labai baisus greičio ruože. Bet čia yra tikras Dakaras. Taigi, Cyrilo Depre valanda. Jis bendroje įskaitoje 4 minutėm pirmoje prie Stefaną Peterencelį. 2 pirmi Peugeot, 3 yra minis Miko Hirvonenas. Sebastianas Loebas iš 1 krenta į 4 vietą, praradė šiandien daugiau kaip 20 minučių. Šiandien papasakosim apie Filipą Kroizoną. Po didžiulės nelaimės Filipui teko amputuoti visas galūnes, tačiau jis nenuleido rankų. Jis perplaukė Lamanšą štai tokioje padėtyje. Jisai apsilankė 5 kontinentuose. Vieną rytą man žmona sako, na tai ką dabar, koks nuotykis dabar laukia? Jis atsakė, kad visą laiką svajojau apie Dakarą. Kodėlgi nepabandžius pravažiuoti 4 ratais? Štai mano automobilis. Seniai apie jį svajojau, apie dalyvavimą Dakare. Taigi praėjo 17 mėnesių po to mūsų pokalbio ir štai aš čia. Tai yra žmogus, kuris suteikia daug motivacijos visiems, kurie sako sunku. Mes išradom štai tokį hidraulinį valdymą. Dešinę pusę aš vairuoju, akseleruoju ir stabdau, o kairę pusę perjunginėju pavaras. Tai va taip ir važiuoju, kaip kompiuteriniu žaidimu.
Dakar, c'est une course Dakaras yra neįtikėtinai sunkus net profesionaliam vairuotojui. Imagine un O amateur et un mėgėjui, handicapé. Donc, o c'est- dar ir neįgaliam, tai yra tiesiog virš žmoniškumo. Mais je pense que quand on Bet a la tête, turbūt, kai tu labai tiki, tu gali tai padaryti. Gali padaryti daug dalykų. Ir Kroizono pirmasis Dakaras nebuvo lengvas. Jau pirmose greičio ruožuose jie susidūrė su problemomis. Ir tik tai savo šturmano Cedriko pagalba jis tęsė lenktynes. O, jis atidavė visą save šiandien. Mes važiavom beveik 200 km nieko nematydami, tempiami kito automobilio. Jis tiesiog pasiutusiai stiprus, jis neįtikėtinai daug jėgų atidavė tam, kad mes galėtumėm važiuoti. Bet jeigu tu nori įveikti Dakarą, tu privalai tai daryti. Rytoj laukia kita diena. Ir sunkvežimio įskaita. Na ir panašu, kad vakar aš buvau teisus. Ten, kur baigėsi kelias, prasideda Kamazų stiprumas. Šiandien iš pirmo penketuko sunkvežimių finišavusių 4 greičiausiai yra Kamazai. Tačiau greičiausias vis dėlto Žeraras Derojus su Iveco, jis šiandien laimėjo greičio ruožą. Tačiau paskui jį Mardėjevas, Šibalovas, Sotnikovas. Net 3 Kamazai. Ir bendroje įskaitoje pirmauja Sotnikovas iš Rusijos. O štai taip kartais užstringama sunkvežimį. Ir pabandykit tokį gargarą nuimti nuo kopos viršaus. 3,5 tonos, 1000 arklio galių, tačiau ne visada tie arkliai gali padėti. Martinas Kolomai šiandien prarado labai daug laiko, buvęs vienu iš lyderių, šiandien jis krenta bendroje rikiuotėje. Ir štai taip, vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Kas teisus? Kaip parodė rezultatas, greičiausiai teisus buvo Kamazas. Labai stačios kopos. Ir pabaigai desertui mūsų herojai. Kaipgi jie laikosi šiandien? Aš nejaučiu visai kojų. Pažiūrėkit, kaip dreba. Pažiūrėkit, kas darosi. O, va šitie žmonės man davė prabangaus Perrier mineralinio. Į sveikatą. Mes čia esame ant kalno, pažiūrėkit, koks aukštis. Be 5 metrų 5 kilometrai. Just short of 5,000 meters. Šalta! I'm slow! This is Dakar! Čiagi Dakaras! Sunku. Na kągi, kas mūsų laukia rytoj? Rytoj mes keliamės į šiaurę toliau, į Boliviją.
Dar 447 kilometrai. Dar šiek tiek šalčio, dar šiek tiek kalnų į Oruro. Ir šiandien mes paliekame Tupizą. Miestelis, kuris žinomas dėl savo sidabro kasyklų. Ir dėl dar vieno dalyko. Dėl to, kad šį miestelį supa ypatingos raudonos uolos. Taigi, likite su BTV, nepamirškite mūsų žiūrėti rytoj ir laikykite kumštukus už likusius lietuvius. Susitiksim rytoj vakare. Iki.